Nuostabus penktadienis, saulė ryškiai šviečia, geras jausmas, sniego nemažai, yra minusas ir mano trobelės viduje atsibudo boružėlė, kuri pradėjo langų laipėti, įsivaizduodama, kad jau gal pavasaris. Jai jau kvepia pavasariu, man ir jau po truputėlį pavasariu kvepia. O tau ar kvepia gyvenimu, ar tu jauti gyvenimą? Ir ar tu užduodi savo klausimą, kada tu pradėsi gyventi? Turbūt neužduodi šito klausimo. Susiduriu dažnai su situacijom, kai žmonės man galų gale sugeba parašyti, žiūrėdami mano pokalbius po 2 metų, po 2,5, po 3 metų, sekdami kiekvieną mano įrašą, išdrįsta tik tada parašyti, kodėl tiek laiko reikia laukti, kad pradėti gyventi, kad pradėti tos pokyčius. Matau žmonės ir tu pažiūrėk į save. Tu jauti, kad reikia pradėti kitaip gyventi, kad reikia daryti pokyčius savo gyvenime, bet vis dar atidedi. Tas atidėjimas kaip ir su tuo pavasariu, gal jau pavasaris ateis ir tada bus kažkas tai geriau, saulė išlys, geresnis oras bus, tada kažką pradėsiu daryti, galbūt bėgiot pradėsiu ar panašiai. Ir nieko tai neatsitinka. Kai tu lauki, kad tos aplinkybės geresnės ateitų, tu praleidi savo gyvenimą. Kodėl tu gyveni tokioje kaip ir amžinybėje? Kad tu gyvensi amžinai ir čia truputėlį tas palaukimas jisai nieko nereiškia visiškai. Kodėl tu tą kiekvieną dieną atidedi šalį ir nepradedi gyventi? Aš matau, kaip nori kiekvienas gyventi. Aš žinau, kaip nori tu gyventi, pradėti savo gyvenimą. Kai turiu tos pokalbius pirminius, kuriuos man parašo žmonės, ir mes organizuojam tą video pokalbį, pasižiūrėti apie ką jisai, apie ką to žmogaus problema, apie ką jo rūpestis, ko jisai ieško, ką jis nori išspręsti. Aš matau metai iš metų nesprendžiamas situacijas, abejonės, baimės, ką pagalvos kiti, kaip čia aš galiu parašyti kažkam tai, kad pasiskųsti ar pasakyti, kad aš esu ir kenčiu. Kodėl tu kenti tyliai ir nepradedi gyventi gyvenimo? Kodėl tu manai, kad žiūrėjimas kažkokių motyvacinių video po kažkurio laiko tau galbūt padės? Gali padėti tik tai veiksmas. Gali padėti veiksmas, kuris keičia tavo situaciją. Jeigu tu gyvenime turi antsvorį, kas yra nemažai žmonių turinčių antsvorių, tau reikia tik tai pradėti sportą. Tau reikia tik pradėti sportuoti. Tau nebūtinai sporto net klubą eiti. Jeigu tu jautiesi blogai su to sporto klubu, pradžioj jauskis gerai savo namuose, darydamas tai. Yra labai paprasta. Kodėl tu, žinodamas, kad maistas, kurį tu valgai, jisai užteršia tave, tu neturi energijos, tu neturi nuotaikos ir nesugebi to atsisakyti nuo tada, nuo tos dienos, nuo šiandienos. Kodėl nesugebi to padaryti? Tu žinai, kad kiekvieną dieną tu nusiveli savimi. Tu žinai, kad tu vėl negyveni to gyvenimo, kurį galėtum gyventi. Iš tų pokalbių, į kuriuos ateina žmonės ir jiems papasakoju, koks gali būti vedimas, kokios yra aplinkybės, sąlygos, aš matau, kaip nedrąsu yra jiems pradėti daryti veiksmus. Labai aiškiai pasakau kiekvienam. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Tu turi atlikti darbą, kurio tu netlieki. Tu turi padaryti veiksmus, kurie yra labai nepatogus. Labai yra patogu sėdėti toje kančioje ir nepradėti gyventi ir manyti, kad tas gyvenimas, kurį tu gyveni, žiūrint teliką, valgant čipsus, geriant alų, būnant nelaimingu, yra gyvenimas. Tai nėra gyvenimas. Tai yra atliekos. Tu net neįsivaizduoji, kas yra gyvenimas. Tu neįsivaizduoji, koks yra jausmas gyventi gyvenimą, kai tu gyveni į savo.
Žmonės, kurie yra skausme, su kuriais mes kalbamės, dažniausiai nemato prasmės gyvenime. Jie nemato, dėl ko jiems reikėtų stengtis, kodėl jiems reikėtų sportuoti, kodėl maisto prisižiūrėti, kodėl reikėtų kurti kažką tai, nes kokia prasmė iš to. Ir vėl viskas atsiremia į tą prasmę. Nematai prasmės, nes esi tose žemose energijose. Tu esi žemose energijose, kurios neleidžia tau pradėti gyventi gyvenimo. Tu nematai jokių galimybių. Galimybės pradeda matytis tik tai tada, kai tu pradedi daryti veiksmus, kurie yra iš tikro fiziniai veiksmai. Tie, kurie tave įstumia į labai nepatogias situacijas, kai tau reikia labai stipriai pasistengti, paplušėti. Čia ne mygtukų spaudinėjimas, čia ne kažkokių tai video įrašinėjimas, čia yra fizinis darbas, dažniausiai tai susijęs su sportu, nes mieste tu gyveni, neįsi tenais kapoti malkų, aš čia galiu tai daryti. Mieste yra sportas, bėgimas ir tu gali per tai pamažu save atstatyti. Tai nėra meditacija, tau nereikia eiti į būsenas, sėdėti ir mąstyti arba nemąstyti arba nutildyti savo protų, tu negali to dar padaryti. Yra sportas, mityba ir kiti elementai, kurie pamažu prisideda vienas prie kito, kad tu pradėtum matyti savo galimybės, kad tu pradėtum gyventi savo gyvenimą, nes dabar tu jo negyveni. Vidinis skausmas tau pasako, kad kažkas yra negerai su tavo gyvenimu. Ir tą skausmą tu girdi kiekvieną rytą. Ir fonas to nelaimingumo, fonas sunkumo, to svorio, jisai gulasi ir jisai gulasi ant kiekvieno, kas neatlieka darbo, kas neina ir nedaro pokyčių savo gyvenime. Ir tu nešiesi tą tokį sunkumą, jisai net nenusakomas tas sunkumas. Pas mane jis toks pat buvo slegia gyvenimas, net nesupranti apie ką jisai slegia. O jis slegia apie tą, kad tai yra ne tavo gyvenimas. Kai yra tavo gyvenimas, kai aš jį jaučiu, kaip aš jį suprantu, viduje yra lengvumas. Viduje tu jautiesi gerai su bet kuria diena, kokia jinai beteitų, kokie įvykiai bevyktų, ką reikėtų padaryti. Aš dabar žiemą netidėjęs ant pečių sėdžiu kažkur tai visus darbus. Aš darau, aš kuriu, aš savo namuose įrenginėju kitą trobos pusę. Aš dirbu su žmonėmis nuo pat ankstyvaus ryto. Aš darau savo procedūras, prausiuosi lauke, sportuoju, važinėju į miestą. Rytoj ankstyvas išvykimas vėl į Vilnių į treniruotę kartu su žmogumi, su kuriuo mes einame. Kuriu naują programą, kuri bus skirta plaukti būriniu laivu. Nušalo telefonas lauke, turėjau pasikrauti akumuliatorių, kad galima būtų toliau kalbėtis. Ir aš nelaukiu, kad ateitų pavasaris. Aš darau dalykus, kuriu naują programą, kuri susijusi su plaukimu Viduržemio jūroje, su būriniu laivu, su blaiviu protu, su sportu, su pažinimu, su mąstymo transformavimu. Ir aš matau gyvenimą, aš gyvenu gyvenimą. O tu liūdi, galvoji, kad kažką reikėtų galbūt daryti, bet galvoji, gal rytoj, gal ne šiandien, gal neatėjo tos aplinkybės. Kiekviena diena jinai reiškia. Aš skaičiavau savo gyvenimą, kiek man likę dar gyventi. Ir tų dienų yra labai nedaug, tu gali pasiskaičiuoti savo gyvenimą. Bet aš matau jaunus žmonės, kuriems yra 20 metų, 22, 25, jie laukia, kad kažkoks tas jų jaunystės laikas praeis ir jie kažkada kažką galbūt pradės daryti. Labai sudėtinga po to vyresniam amžiuje atrasti mąstyme, valios, pradėti tai, nes tada jau gyvenimas eina į antrą pusę ir galvoja, tai kokia čia prasmė kažką tai pradėti. Aš pradėjau viską 50, bet aš prieš tai ieškojau sprendimų ir dariau pokyčius, kurie po to transformavosi į tą būtent laikotarpį nuo 50, kai aš jau pradėjau eiti didžiuliais žingsniais tolyn. Aš darau paprastus dalykus. Pas mane nevirksta cirkas ar fejerverkai kiekvieną dieną. Aš tiesiog gyvenu gyvenimą, kuris yra paprastas. Man patinka paprastas gyvenimas. Aš turiu savo psichinę sveikatą, fizinę sveikatą, dvasinė švara pas mane yra. Aš mėgaujuosi tokiomis akimirkomis. Daug gylio yra ir toje vienatvėje, ir toje gamtoje. Tai yra visiškai kitoks potyris gyvenimo. Bet aš jį gyvenu. Ir gyvenu tokį gyvenimą, kokį aš noriu gyventi. Ne tą, kuris yra susijęs su skausmu, liūdesiu, nusivylimu, kažkokia tai depresija. Tu esi tenais. Jeigu tu esi tenais
Yra paprasti būdai tau iš ten išeiti. Pilna informacijos yra, gali pradėti nuo to, kad pats pradedi kažkokius tai veiksmus susijusius su savo fizinė veikla, su sportu, su mitybos priežiūra. Ir jeigu tau yra sunku pačiam ir tau reikia palaikymo, ar tau reikia greitesnio ėjimo šitame procese, tiesiog parašyk man. Kodėl tu turi bijot parašyti man, kad sužinoti, kur tu galėtum ir kaip tu galėtum daryti su savo gyvenimu? Tas pirmas pokalbis, jeigu čia kažkam tai labai baisu, jeigu tau yra baisu, jis yra nemokamas. Jis yra susipažinimui, pasižiūrėjimui, ar tai tau tinka, ar tai tu sugebėsi, išklausimui tai pačiai diagnostikai, bet per tai keičiasi žmonių likimai, tie, kurie išdrįsta tai padaryti. Vienam žmogui ypatinga pagarba, kuris kreipiasi į mane ir tą patį pokalbį, kuris buvo tik tai diagnostinis, pasakė, aš noriu eiti. Nors aš dabar kaupiu pinigus namą nusipirkti, bet man svarbiau ne namas dabar, o tai kaip aš gyvenu, kaip aš save galėčiau susitvarkyti, kaip išeiti iš to liūdesio ir beprasmybės. Pagarba tam žmogui, aš manau, kad jisai mane klausysis ir taip turėtų kiekvienas elgtis. Neinvestuoti į televizorių, automobilį, skalbimo fucking mašiną, o į savo gyvenimą. Kad pradėtum gyventi savo gyvenimą. Nes tu negyveni savo gyvenimu. Ir tu šitą žinai, tau nereikia šito kartoti. Nežiūrėk tu mano video 2 ar 3 metus. Tau nereikia to, nes tai yra apgaulė, tie metai yra išmesti. Pamatei, kad sukripždėjo, kad tikrai kažką turi daryti ir daryk. O tam tau reikia būti stipriam. Būk stiprus.